Na ką, sveiki draugai, alternatyvos mėgėjai. Žodžiu, generatorius jau kaip ir pastatytas, kaip ir galvoju reikia padaryti video. Žodžiu, gaunasi kaip, pajungtas jis pas mane jau antrą parą. Taip, duomenys apie generatorių tokie gaunasi. Žodžiu, generacija buvo paprasčiausiai diodo tiltelis pajungtas prie akumuliatorių 48 voltų sistemos. Tai per diodo tiltelį generacija prasidėdavo kažkur taip nesumelavus, 150 kažkur sūkių per minutę prasidėdavo krovimas. Aišku, manęs tas variantas nelabai tenkina ir galvojau, ką čia padaryti, kadangi kontroleris iš Ukrainos dar tebegaminamas, tai laukiu jo bet sakau, man nepatika, kad nuo 150 kažkur sūkių tik prasideda krovimas, bet pas save pasižiūrėjau, turėjau balastinę rėlę tai pajungiau per balastinę rėlę, atreguliavau išėjimą iki 57 voltų, kad būtų, kad nedaugiau 57 voltų krautų akumuliatorius, o atreguliavau, kad krovimas, tipo balastą kaip numetinėtų nuo kokio voltažo. Tai atreguliavau, kad būtų nuo 38 voltų. Tai skirtumas didelis. Tai kadangi pas mane 50 voltų buvo akumuliatoriuose, tai dabar nuo 38 voltų. Anksčiau nuo 50 grubiai voltų kraudavo, dabar nuo 38. Aišku, galiu atreguliuoti ir nuo 20 voltų įsisukus, jau pradėtų generuoti. Bet tai nebūtų labai geras variantas, nes gaunasi, kad nuo 20 voltų jis gaus iš karto apkrovą ir neįsisuks pats generatorius tiek. Jau išbandžiau šitą reikalą ir ne vieną kartą. Tai va, užsmaugti iš karto generatoriaus nepatartina. Žodžiu taip. Kas toliau? Toliau, ką, per 2 naktis, čia kada vėjas biški buvo, sugeneravo nei daug, nei mažai, 250 vatų. Tai čia nemanau, kad daug, bet čia aš labai ir nepykstu, nes jo ir aukštis čia yra 6 metrai gal, kažkas tai tokio. Ir čia pasižiūrėkit, ten tas medis realiai yra aukštesnis už mano generatorių, kur stovi. Ten vėl panašiai generatoriaus aukštį. Aš iš toliau, iš ten, kai parvažiuoju, pasižiūriu į savo generatorių, tai jisai stovi medžių viršūniai. Tai pirmą naktį jisai iš vis čia blaškėsi, taip į kairę, į dešinę, jį matyt nuo medžio toks antvėjis gaudavos, o šią naktį tai, kai pajungiau diodų tiltelį, ne diodų tiltelį, tą balastinę rėlę, tai galiu pasakyti, ir stabilesnis darbas kažkaip pasidarė. Ir atrodo, kad įsikabinės jisai ir laikosi tos, sakykime, tos vatus, kaip matosi, kaip eina. O be balastinės rėlės matydavosi, kad jisai sukasi ir nusisuka ir vėl vatai dingsta ir vėl įsisuka, va toksai blaškimasi buvo. Tai dėl aukščio nepabaigiau. Tai namas yra mano aukštesnis netgi negu sakykime, pats generatorius stovi. Tai dabar ten eisiu savo ten į gelžgalyną, kai aš vadinu. Pasižiūrėsiu, turiu vamzdžių. Vamzdžiai yra pas mane va tokie. Diametras nežinau, čia bus koksai 60 drąsiai gal. O tokių vamzdžių turiu ten krūvoj. Tai iš metalo laužo čia buvau šios parsivežęs. Bandysim daryti bokštą. 3 atramas bus čia. 1, 2, ten 3 bus. Šitas iki kažkur naikinsis, pjausis. Bokštas pats bus su poliais, gręšis poliai. Matysim, kiek čia pavyks man išgręžti. Ir plus tie 3 poliai susijungs į vieną, bus 3 stoikės vadinamas, to žinot. Ir per vidurį su šito vamzdžiu susijungs viskas į vieną, nes tas jau yra įbetonuota senai jau čia. Čia nėra jis labai pamatas gilus, gali 80 cm gal. Bet čia ir įstabryzas ant šito stovėdavo. Ir stovėdavo normaliai. Tai va, darysim bokštą, bandysim šiek tiek gal biškį didesnį padaryti. Net nežinau, nes vis tiek tas generatorius čia kaip ir laikinai. Eksperimentinis jis pas mane toksai daugiau gal. Žiūrėsim ateitį, galbūt ir parduosim jį, nes šiaip turiu planų
didesniam jau generatoriui gaminti ir statorių, kaip esu susiradęs. Tai po naujų metų nupirksiu žmogaus, tai matysim, kokia čia situacija toliau bus. Tai va, dabar planuosiu padaryti tokį bokštą didesnį, sulenkiamą per pusę. Ir nes aukščio tai konkrečiai mažai. Tai ką, einam gal pažiūrėsim į vidų, ką gamina, truputį parodysiu pačią realią. Ten esu biškai nusiardęs, ten laidai matysis, nu žodžiu, toks biškai makaliuzė bus, sakykim taip. Tai va, einam į vidų ir pasižiūrėsim. Jau žiūriu, generatorius to įsisuks ir žiūrim. Tai va, truputį matėt, vėjas laukia nedidelis. Tai ta generacija irgi tik tokia. Žodžiu, čia va, mano šita relė balastinė. Jinai yra, kaip rašo, 1,8 kW. Bet kaip šitai jėgainiai, šita relė būtų kaip tik, sakyčiau. Nes jeigu dalinti per pusę, tai čia būtų apie 900 W, 700 W. Tai čia šita jėgainė, daug dievė tiek, jeigu išduos, tai šitas tinka jam daiktas pagal paskaičiavimus. Taip, ką matom, pagaminta yra 250 W apačioje, va čia matosi, matot. 5 ampervalandės su pusė yra pagamintas, čia temperatūra rodo, akumuliatoriaus voltažas. Čia kaus, nežinau, kas čia. Po kablelę kažkaip čia, nu žodžiu, čia jisai. Tai va, čia yra viduj stabdis padarytas, trifazis automatas stovi, automačiukas. Amperažas, neatsimenu, kokį čia buvo įdėjęs, 25 amperų. Nemanau, kad čia daugiau bus, tai dėl to tokį ir įdėjau. Čia dėžutė buvo padaryta, dabar aišku dangtelį nuėmiau. Čia dabar tiesiogiai, čia viskas gražiai buvo uždengta, pajungta į automato dėžutę. Ir dabar tik tais nuėmiau, prijungiai tiesiogiai laidą per šitą balastinę relę. Tai va, žodžiu, tiek žinių ir čia kada pradeda generatorius suktis, čia užsidega raudonas diodas. Kada pradeda mirkčioti, pradeda, reiškia, generacija prasidėjo. Tai va, tiek žinių ir ką daugiausiai mačiau iš generatoriaus, tai 170 W vienu metu. Bet čia sakau, čia kai buvo tas didesnis vėjas, tai man nuo stogo, nuo medžių, čia antvėjis buvo blaškęs tą jėgainę, čia būtų išsisukę daugiau. Aš manau, kad šitą jėgainę, 500 W kokį turėtų būti. Čia jau prie didesnė vėja. Nėra jinai galinga, bet kaip sakant, jėgainė vis tiek, kaip bebūtų. Tai ką dar norėjau pasakyti. Dar turiu minčių, žodžiu, einam gal per langą, dar pažiūrėsim, truputį gal suksis. Ir dar turiu minčių, liktai startuot noriu, dar turiu minčių, aš ją šiandien pabandysiu nuimti, 2 sparnus nuimsiu, pabandysim padaryti 2 sparnę, pažiūrėsim, kaip jinai reaguos. Gal ant vėjas, gal vėjas biškai padidės. Tai dabar reikėtų kaip tik tais man kopičių ir nuimti 2 sparnus ir pažiūrėsim, kiek išsisuka su 2 sparnais. Startuoti, aišku, bus sunkiau jai, bet jeigu jau gusis pagaus, man rodo, su tais 2 sparnais įsisuks, tai jau konkrečiai jinai. Aišku, aukštis mažas, tai va, tokie planai pas mane, tokie duomenys šiokie tokie, tai stebėkit, žiūrėkit mano kanalą. Kam negaila, kas netingit, paspauskit, užsiprenumeruot mano kanalą, like paspauskit ar pakomentuokit. Tai dėkui visiems žiūrintiems ir užsiprenavusiems mano kanalą. Tam kartui tiek, iki.